Labas rytas, sveikinasi su jumis iš miško, bet negrybaut atvykau. Einu mėginti pažvejoti. Šiandien planuoju patikrinti 2 arba 3 miškinius ežeriukus, su spiningu pasivaikščioti. Kiek gali ta Turkija žiūrėti tarpase, tarp Turkijos reikia atiduoti duoklį ir žvejam. Kaip man seksis, toj pamatysit. Dabar žygiuoju per mišką ir mėginsiu pribristi, nes ten tikriausiai, kad brist reikia. Kol kas vaizdai tokie. Niekada. Dar ežeriuko net nesimato, bet jau visur patvinę. Tai nežinau, ar pavyks čia kažkas man kaip prieit prie jo. Teisi kažkokiam būsim pėdą. Nu ką, mėginu brist. Tai biški nejauku, nes visur munko ta koja. Šiaip gylis nedidelis, bet neaišku, kiek tu sumuksi pastatęs koją. Nu jau taip, daugiau jau, giliau jau negali. Nueiti kaip nors nueisi, bet kai reiks pareit, nežinau, ar aš čia noriu eiti. Ten, kur bandžiau eiti, sušvapau vieną koją, apsisukau, sakau, rasiu, kur geriau praeiti. Bet atėjau kitą šoną, čia žiūriu, čia da baisiau. Tai biški suabejojau, ar aš prieisiu ir pažvejosiu čia. Prie vieną ežeriuką nesugebėjau prieiti. Sušvapau vieną koją, bet dabar baigiu prieiti prie antrą. Čia daug vilties nededu, nes šią vasarą buvau 2 kartus ir 2 kartus nekibimo neturėjau. Vanduo, kai stiklas, irgi nėra labai gerai. Einu va po kojom supas. Nu ką, pirmas metimas, pradėsim. Čia jie irgi negali nuleisti, į apačią dumbulas. Taigi neišdegė mano planas. Čia pažvejoti, čia kaip ir minėjau, gyvos dvasios, vanduo kai stiklas. Dabar klamposiu per mišką atgal prie mašinos, tada važiuoju į 3. Pažiūrėsim, kas ten gero. Pakeliui prie 3 ežeriuko upelis teka. Lieptas padarytas per jį. Slėdu, aišku, velniškai, bet tiek čia iš to upelio. Nu, pasiekiau savo tikslo, atėjau ten, kur norėjau. Pradėsim nuo tokio. Pirmą metimą mėginsiu daryti palei žolės. Gylis nedidelis. O mane levelioja čia palei tą žolę.
Apmėtysiu su tokiu ryškiu. Tada pamėginsiu kažkiek su cukrėm. Ir tada dėsiu natūralios spalvos. Galvoju, kad kibimas žalia. Nes buvo toks kaip užsėdimas, kad būtų. Nu, pamėginkim cukrį užsidėti kokią. Užsidėkim tokios spalvos, antrą numerį. Tik tais prie tos cukrės pavadėlė žvėriškai atrodo čia. Atėjau į kitą vietą. Gal čia koks ešeriukas būtų. Nėra čia žuvies, kuri norėtų kibti. Iš po tų miško kūdrų atvažiavusio reikia per naują mokinti žvejoti, nes matai sukrė per 20 metrų. Pusryčiauti vaikas. Kadangi mano žvejyba jau 2 valandas trunka, daugiau ne žvejyba, daugiau vaikščiojimą. Vaikas. Ką? Žvejyba antroji vietai baigta. Šiaip graži vieta. Stovyklavimui kokiam. Dabar dar mėginsiu paeit pakrantę. Gal dar daugiau kokių vietų čia yra. Ateinu prie dar vieno ežeriuko. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Susidedu spiningą. Bet finale šiandien jau vis tiek gaunas, kad daugiau pravaikščiau ir prasivažinėjau, negu pat žvejojau. Jau ir žvejybai ta diena ne pati geriausia, nes nėra jokio vėjo. Iš tos pusės. Čia dar vapukai labai nesukrito nieks. Mailiukas šokinėja. Sakau, gal lydekas. Vėjas koks. Reikia užsidėti mažą cukrę. Galbūt ešerių čia yra. Kibimas. Tik cukrę užsidėjau. Pirmo metimo kibimas. Peiliukas, bet vis tiek smagu.
Spėjau iškabinėti. Pirmoji žuvis šiandien. Daug didesnė paties. Stovi gražiai savo. Ate. Šitą gal kiek rimtesnė. O kaip gražiai vaikščia. Ne, kur tu bėgi? Kur tu bėgi? Ką? Kur tu bėgi? Lydeka. Oho, kur sukrė giliai. Na gerai, reikia operaciją daryti. Chirurgas Rolandas mėgins operuoti lydeką. Nes sukrė vos matas. Kaip čia tavęs nesužeidus. Nu va, antra žuvis šitą biškį gražesnė, bet biškį ir nukraujavo. Sėkmės lydekaitė. Va. 2 metimai susukrė 2 lydekas. O aš jau galvoju, kad čia man kaip policija prilinkėjo sėkmės, kai jau šiandien šūdas bus. Nu ką, daro 3 metimą susukrė. Pažiūrėsim, kas dabar bus. Nieko. Žvejosiu valtyje, bet vandenyje. Gal gerai. Stabiliai stovi. Su lapeliais tik. Čia kol kas tik lapeliai. Šitoj valty, bet mėginsiu apmėtyt, masalą nekeisiu. Jeigu tiko 2, turėtų tikti ir kitom. Ateina gilina į vagą tokią. Ir ten, kur už tos valtės negalėjau užmesti, tai turėčiau galėti. Čia vanduo irgi pakankamai skaidrus. Atėjau į maudyklą ir lipsiu ant tokio lepčiuko. Štai taip atrodo maudykla. Čia turbūt turėjo būti valčių slipas kažkada padarytas. Bet čia nelabai žvejybinis ežeras ir tiltas skersas visas. Štai ir mėginsiu čia apmėtyti. Gal pirmas metimas nuo leptuko. Čia irgi nuskaidrėjęs vanduo. Na, čia lydeko tokiam dumblė neturėtų būti. Nes va visur matau, metras gilio. Va čia jau giliau yra. Kai mes duoti nusileisti masalai. Ja, čia negyvus dvasios, nei žolytės nėra. Vis tiek labiausiai noris apie žolės apmėtyti. Na, dar metimą ir keliausim tolyn. Per tokius žolynus vedu čia.
lapkričio antrą pusę, bet čia žolė stovi, viskas ko puikiausiai. Didelių šalnų nebuvo. O, koks medis, kaip jisai laikosi ant šakų. Kempinė dar viršui. Taigi, šiandienos žvejyba baigta. Prie vandens išbuvau 4 valandas. Aišku, nemažai gavos ir pravaikščiojimo po tos miškus ir žuvies praieškojimą, kad ir neišsipildė palinkėtas policijos prakeiksmas išvažiuojant iš miesto. Puolė linkėti sėkmės visi. Tai va, tai tokia mano žvejyba. Aišku, būna geresnių kartų, bet lapkričio antroji pusė nuo kranto jau nebėra ko norėti per daug. Tai tiek, mano žiūrovai, susimatysim kitą sykį. Iki.